Iki kol Laura paskambino policijai, praėjo ne viena diena. Ką ji darė per tą laiką? Ką jautė? Ir kodėl galiausiai nusprendė prisipažinti? Ši istorija tai tamsus ir sudėtingas pasakojimas apie smurtą, desperaciją ir tragiškus įvykius. Nuo pat pradžių Laura gyveno nuolatinėme smurto rate. Jos sugyventinis, dažnai vartojantis alkoholį, buvo agresyvus ir smurtaujantis. Tačiau tą lemtingą dieną, kai po darbo grįžusi Laura rado netvarkingus namus ir girtą vyrą, viskas pasiekė lūžio tašką. Kilęs konfliktas, kurį Laura bandė nutraukti, greitai peraugo į fizinį smurtą. Vyras trenkė jai į veidą ir, kaip teigia pati Laura, būtent tada ji prarado savitvardą. Afekto būsenoje, gindamasi nuo smūgio, Laura griebė peilį ir dūrė sugyventinui į krūtinę. Šis vienintelis dūris tapo mirtinu, sužalojęs plautį ir sukėlęs vidinį bei išorinį kraujavimą. Po įvykio Laura paliko sužeistą vyrą virtuvėje. Per pirmąją naktį ji dar girdėjo jo aimanas. Tačiau nekreipė dėmesio, o kitą rytą išėjo į darbą, lyg nieko nebūtų nutikę. Grįžusi po darbo rado jį ten pat ir vėl tiesiog nuėjo miegoti. Tik po 2 dienų grįždama namo nusipirko vyno, išgėrė šiek tiek ir paskambino policijai, prisiimdama atsakomybę už padarytą nusikaltimą. Vilniaus apygardos teismas, išklausęs Lauros pasakojimo, pripažino ją kalta dėl tyčinio sugyventinio nužudymo. Nors tai buvo savigynos išprovokuotas veiksmas, teismas jį įvertino kaip tyčinį, o Laura buvo nuteista 4 metams laisvės atėmimo bausme. Be to, nukentėjusiai Velnionio motinai priteista 9 000 eurų neturtinės žalos, nors ji prašė gerokai didesnės sumos. Ši istorija palieka daugybę klausimų. Ar Laura galėjo pasielgti kitaip? Ar teisėsaugos sistema pakankamai atsižvelgia į smurto artimoje aplinkoje kontekstą? Ir ar 4 metai nelaisvės yra teisingas atpildas už gyvenimą paženklintą nuolatiniu smurtu ir tragišką pabaigą?